Žaibiškai brangstant degalams vis daugiau lietuvių sėda ant dviračių. Tačiau ir važinėti dviračiais tampa vis brangiau. Dviračių kainos šoktelėjo nuo kelių iki 14%. Klaipėdietė Indrė į darbą kiekvieną rytą važiuoja dviračiu. Per dieną mergina įveikia daugiau kaip 10 km. Indrė sako, kad dviratį pasirinko norėdama sutaupyti. Man važinėtis iš kito miesto galo į centrą į darbą per mėnesį kainuoja su mikroautobusu apie 100 litų. Tai iš tiesų dviratis yra labai ekonomiškas variantas. Dviratininkų mieste daugėja. Nors oficialios statistikos nėra, dviračių pardavėjai sako, kad Lietuvoje jų perkama vis daugiau. Ypač pardavimas atsigauna atšilus orams. Žmonės renkasi kaip transporto priemonė į darbovietę, nes pakilo kuro kainos, aišku. Ir aš manau, kad populiarėja ir populiarės dar daug, nes mūsų rinkos dalis dar matosi, kad neužsipildžiusi yra pilnai, žiūrint kitų šalių praktiką. Važiuoti dviračiu kur kas ekonomiškiau negu leisti pinigus brangstantiems degalams. Tačiau brangsta ne tik benzinas ir dizelinas, šoktelėjo ir dviračių kainos. Gamintojai jau pakėlė kainas 10–15%, bet tai vis tiek yra pigiau ir ekonomiškiau. O kitas dalykas, iš esmės turim visokių kainų ir kiekvienam klientui savas pasirinkimas. Dviračiai populiarėja ne tik dėl noro sutaupyti. Žmonės sako, taip stengiasi gerinti sveikatą. Reikia senatvę nuvyti į praeitį. Ja, supranti, jaunam reikia būti. Ir kiekvieną dieną važinėtis? Ne, žiemą kur tu važiuosi. Pradedu atidarymo sezoną. Atšilus orams ir į gatves pabirus dviratininkams sukrunta ir vagys. Todėl patariama pasirūpinti savo dvirate transporto priemonę. Nepalikti be priežiūros neužrakintos. Jeigu yra galimybė dviratį pastatyti ten, kur yra vaizdo stebėjimo kameros. Be to verta investuoti ir į gerą spyną. Deja, neįveikiamų spynų nėra. Tačiau kuo geresnė spyna, tuo ilgiau ilgapirščiai užtruks ją atrakinti.